Jeigu iš teigiamų, tokios labai permainingos rungtynės, iš teigiamų dalykų galim paminėti, kad kontroliavom kai kuriom atkarpom rungtynės, kad grįžom rungtynių gale į jas ir laimėjom tokias taškas į tašką rungtynės, kas irgi yra svarbu arteinančiam sezonui. Iš turbūt blogesnių dalykų tai, kad blogai pradėjom rungtynės ir labai lengvai išvaistėm persvarą, iš plus 15 pasidarė minus 3, taip kad čia turim išlikti, kaip sakant, nuoseklesni. Jeigu laimėm, tai laikyti skirtumą, jeigu pralaimėm, bandyti grįžti anksčiau. Ta sunkesnė rungtynių pradžia susidarė įspūdis, kad šiek tiek reikėjo laiko, kad įsijungtų žaidėjai tą geresnį, aukštesnį ritmą, ar ne? Gali būti vėlyvos vakarykštės rungtynės ir rungtynių gale tiesiog ieškojom šviesesnių žaidėjų, nes buvo gana ilga ir sunki treniruočių stovykla, taip kad tas nuovargis jautėsi. Ką pamatėt, kaip komandai pavykdavo sugrįžti kas kart rungtynių pradžioj į tas rungtynes ir paskui pabaigoj? Kas buvo tie koziriai, kuriuos išsitraukė? Na, geriausiai veikia tai tie žaidėjai, kurie yra susižaidę be abejo. Tai kažkokiem naujiems variantams dar reikia laiko ir gale žaidėm patikrintais penketais ir tas davė mums rezultatą. Ta paskutinė ataka, kur Lukas su N1 persvėrė visą rezultatą, ar toks ir buvo planas jam duoti kamuolį ir pjaustyti varžovų gynybą? Lukas turėjo gauti kamuolį, galbūt turėjo atakuoti su pirma opcija kitaip, tada jau ėjo antra opcija, Luko prasiveržimas, nes jautėsi karštas ir Lukas turbūt irgi iš teigiamų dalykų, Lukas rungtynių gale ypatingai puolime patraukė komandą. Buvo nemažai sirgalių, ką jums pačiam, ką visai komandai reiškia, kad turėjo tikrai nemenką palaikymą. Smagu, kad kur tik benuvažiuojam, tiek Eurolygos rungtynėse, tiek draugiškam turnyre visada yra lietuviai, kurie palaiko Žalgirį ir pamatėm, kad nemažai turim Žalgirio fanų Kipre, tiek iš turistų pusės, tiek iš vietinių, jau kurie čia gyvena, taip kad smagu turėti didelį fanų užnugarį. Du geri jėgų patikrinimai šitame turnyre buvo, kaip vertinat visą turnyrą pasibaigus? Gerai vertinu, buvo gana neblogos sąlygos, padirbėjom visi kartu pagaliau susirinkę, ko mums trūko ir manau, kad dėjom žingsnį priekį.